Sveiki, su jumis Marius iš pokerio.com. Šiandien analizuosim vieną mūsų mokinio žaidimą. Bus 10 eurų sirebajais turnyras, jeigu neklystu, PokerStars FR platformoje. Tai neužilgo pradėsim. Nori? Net nežinau taip, kad spėtumai pažiūrėti lyg galą ten. Nežinau. Nesakau, apie Pradžioj valandą pasakei. turėsiu, tai čia gal kur nors bandom, ar... Jo, gerai. Nes čia turėtų būti labai daug handų, kadangi vien rebai periodas ten kiek užima. Jo. Status tau paaiškink, kokie kur sudėti, kad būtų aiškiau. Aha, galim. Tai okei, čia YPAP, PFR'as. Aišku, PFR realiai nenaudoji, tai reiktų jį net išsimt. Čia RFI, freebetas. Čia kiek foldinai styla, kiek freebetinas styla. Čia kiek limpina, kiek limperis reizina. Čia tas kiek stylina, kiek foldinai freebetą. Čia kiek sibetas, foldų sibetas, turint sibetas. Ir čia kiek bigų turi tiesiog. Ok. Jeigu kažką užmirši, tai klausk. Mhm. Vakar žaidėjai? Jo, čia vakarykštis. Ai, vakarykštis? O, sekmadieniniai skaudus tokie vietai. Nes sekmadienį ten visai normaliai pinigų duoda. Buvo, jo, bet... Nu, aš ten, vat, pats blogai sužaidžiau, žinau. Du stalus, tai tikrai. Na, pažiūrėsim, bus įdomu. Nu. Čia tai turbūt foldinti jo, nes 2,5, 15 bigų, tai čia smirda nacais. Jo, dar iš UTG pažiūrėjau. Jo, iš ankstyvos tai labai jau stiprų ten turėtų būti. Minreizą tai aišku vis tiek defendini, bet 2,5 tai aš tiesiog pasirenku foldinti, nes dažnai dominuotas būsi labai. Jo. Gerai, čia žaidimui vietos nelabai dabar yra, kažkur turėtum pasididinti steką, ne? Jo, bus ten tokių momentų. Ok, ką išdarinėjo? Šiaip čia galima ir sudurti turbūt jam. Nes jo MP kažia RFI 30%. O čia MP jau skaitos. Ir 7-1 foldų freebet. Tai čia gali smeigti tikrai, fold equity turi daug. Ir labai patogus opas, nes daug atsidarinėja, plus kad ir pasikolins tave, tu prieš stiprų range gerai stovis to handu. Nes prieš visus eiskynus ten tikrai daug equity turi. Taip. Tai čia tikrai turi pliusuoti šitą šavas jį. Nes pats pagalvok, jeigu ten 30% atsidaro kiek handų, kuriuos į freebetą išmes, plus vis tiek pusė jos teko sudarai. Aišku, Ja, nu, vat aš kartais, vat, Kaip? pabijau tiesiog kartais, vat kažkaip. Ja, Tas bet bankrolas, tas, žinai, nesaugus. tai jeigu nesaugus bankrolas yra geriau biški, žinai, pigiau žaisti iš tikrųjų, bet žaisti taip kaip gali, jie geriausiai. Nu, tarupu. Tai va. Nu, bet noris išlošti, žinai, biški daugiau ir tiesiog viską. Žinau, bet Galėčiau aš, susitvarkyti. pavyzdžiui, irgi labai griežto bankrolo laikaus dabar, tai kažkaip įpratau, nes, nu, tiesiog, jeigu tu nežaidai geriausią žaidimą, tai nelabai yra, žinai, tikslas ir žaisti tada. Nu, ja, turbūt, ja. Nes geriau pigesniuose pasikeli bankrolą ir tada gali drąsiai eiti. Ok, čia aišku defendas Teisybė. būtų, bet čia tai kai šavina fold. Per mažai blindų, žinok jau. Turi 13 blindų, plus yra dalykas, kad jeigu šitas užmeta, tu jau turi rinkti. Jo. Nu jau foldint negali ir tau jau labai daug kainuos. Tai čia tarkim, jeigu turi kokį jack 8 suited, geriau šavint. 13 bigų. Tai va 15 jo kaip ir galėsi rinkti, bet 13 tai labai gila nusimest, nes vis tiek. Šitas plačiai turėtų defendinti, nes turi steko, kad ir foldinai tą stylą. Šitas gali plačiai užmest tau. O šitas iš batono ką daro, pažiūrim. Freebetas... Iš batono tik 6%, tai šitas dar gerai.
Aš nesu tikras, dabar neturiu po ranką lentelės, bet šiaip tai, man atrodo, Jack 7 siutė nelabai dar šavinas. Nes vis tiek bigas gali čia gan taisyklingai kolinti tokius teko. Nesakau, šlikščiausia situacija tai būtų, jeigu tą šortas užmestų. Taip. Bet aš taip atsižvelgiu, turbūt man žiūrėjau, kad jie nelabai tribetina, arba aš buvau biškis susinytinęs. Ja, bet matai tas dalykas, kurį laiką. Kai turi tiek žetonų, jis neturi ko prarasti. Tai jis realiai visas poras, visus tūzus tau ten sudurus, brodvėjus, siūtėt visokius. Nu, ja. Nes aš manau, kad randais kokį King Jack ir šauna tau, nu, koks jam skirtumas, turi 5 bigus. Nebent yra variantas, kad atiemo boblas. Su tiek gal nitina. Čia šūvis. Galėjo būti ir tas. Čia openas visiška nesąmonė yra. O tu supranti, kad su tokiu handu tu visiškai nieko neflopinsi? Nu, turi flopinti tik setą. Plius tu su 12 bigų pusflopė neturėsi vieto žaisti. Tai čia tiesiog prie flop šavinį ir viskas apliusuoja tikrai gerai tos trojkės. Okay. Ir plius, jeigu tu būtum iššovęs, šitas dažniausiai net nelysiu su savo kvindžeku, išmestum jį tiesiog. Jo, nes pavyzdžiui, čia tokias mažas porelės, tai turi labai daug žetonų turėti, kad atsidarinėtum, arba turi bigas būti patogus. O čia plius bigas turi toks, kur tik 1% metas įstyla. Tai tu su juo labai dažnai išeisi pustlopą ir bus labai išlykštų žaisti. Tai čia tas trojkės tiesiog fold. Ne fold prie, o šav prie. Čia jeigu foldintų šavinam. Jo. Nes tiesiog turi žinot, kad nu, kažkaip, jeigu jau open puslopę tau dažnai reikia žaisti. O tie trejetukai tai išlykštų bus. Čia kaip šlykštų, čia fold equity neturi, jis nedaug atsidaro, defendint irgi vietos nelabai. Čia turbūt foldinu prie ir viskas. Defendint galima. Pušinu. Okay. Jo, ne, defendint nėra baisiai blogai, bet jeigu ką nors hitinių turi susidėti. Man, pavyzdžiui, čia labai patinka siūtė defendint. Bet aš jau glau, čia jau nieko nebeprarandu. Čia nėra blogai donkint. Nes jeigu tu gausi šio checkbacką, bus žiūri išlykštų. Taip. O čia viskas gerai taip sudėt. Nes čia toks variantas, man tai patinka, pavyzdžiui, su 7 bigais visokiais, defendintis tuos handus, kurie gerai flopina. Tipo flopini kokį flush ar straight draw ir sudėdi tiesiog tą likutį. Ja. O su tūzu, matai, labai nedaug irgi flopinsit tiek bigų. Ten turi 12 bigų, tai jo defendinti, tada dar yra vietos. Gerai, čia nerenku, jo, nuo kokių 7-tukų, 8-tukų ten renkas turbūt. Okay. Aišku, dar turi žinoti, ar jis sugeba taisyklingai šavint. Irgi tą labai reikia atsižvelgti, nes fišai tai nesugeba to. King Jackas 11 bigų šūvis čia. Vėlgi, blemba, atsidarys 11 per mažai. Bet aš taip pagalvoju, gal taip tik baisiau tiesiog atrodo. Jo, bet tas yra dalykas, kad dabar tu gauni iš ko nors freebetą, ne? Nu ir kaip ir reiktų mestis tada. O jeigu tau su freebetina kokias 9, prieš ką turi flipą, tau jau yra blogai. Nes tau prieš 9, pavyzdžiui, ištyti pliusuoja. O čia 9 bigai. Šiaip tai čia kaip ir rinkti reikia. Nes tau tiesiog užtenka equity, tavo 36% reikia laimėti. O čia vis tiek bus ir porelių, prieš kurias flipini, bus ir įskvynas, prieš kurį ir gerai įstenas. Na, aš pagalvoju, aš gal ir rinkčiau, jeigu būčiau biški kitoje pozicijoje, bet šiaip tai kaip aš čia iš UTG. Nu taip, čia turėtų irgi biški atsižvelgti. Bet tas yra labai mažas blindų kiekis. Tipo 8 bigus, tai čia būtinai snapino. Bet šiaip tiesiog būtum viską įsprendęs, jeigu pušini prie flop.
Nes Okei. 11 bigų čia nelabai yra vietos iš čia pats atsidarinėti, žinok. O čia irgi, nu aišku, čia šitoj būtent situacijai reikia tiesiog pasimti, susidėti į ekvalabą jo range'ą ir pažiūrėti, kiek turi. Jo tavo manimu, koks jo range'as, žinai, pušinimo. Mhm. Bet čia praktiškai visada turėtum pliusę likti. Foldas 9 bigai, gerai. Renkam, gerai. Bus šia vieta, kai turėsiu kokį 30 bigų. Jo, to išsikelsiu, aš iš vis gerai sėdėsiu. O palauk, to jau man ausinės kažkas susikniso. O dabar pabandyk pasakyti, ką nors. Jo, viskas. Ai, dabar Turėsiu aš gerai. ten daug. Jo, nes matai, man ausinės kažkas laidai gal nutrūko, buvo išsitraukusios. Ok, foldas. Gerai, ką čia turim freebetai? Du kartai čia tik. Batonas netrodo aktyvus. Čia gali atsidarinėti. Nes turi kaip ir tokį netuką ant bigo, neturi jis daug bigų defendant. Ir nėra baisiai didelių freebetų. Nu šitas vienas, bet čia 2 kartai per 9 jandus, tai jis tiesiog galėjo rasti. Mhm. Tai čia openina irgi jo. Čia šiaip čekinu, bet jeigu būtų fišas čia, tai tiesiog izoliuoji. Jo, Bet čia... jo, jo, taip pat mėgstu. Jo, čia, bet čia žmogus yra, Bet kuris šiaip- yra susibalansavęs limpinimo range, tai pas jį ir monstrų čia bus. Jo. Nes jis tikrai subalansuotų range žaidžia. Okay. Čia tai reizino. Nes limpa jis kaip ir pats nereizina. Ir kol, aišku. Gerai. Gerai, kai viskas taip lengvai eina. Mhm. Ne visada. Žinau. Okay. Nu, Čia ir vis bus turbūt dustalai. tiek bandysiu arba čia trys. turbūt openint. Bet va šitas planktoni, tai jisai labai daug tribetino tenais. Vat aš to vat ir bijojau. To jau Jis pažiūrėsiu. tiesiog ir pas flopus žaidžia labai agresyviai. Ai, tada jeigu jis atsižaidinėja, tai tada nelendi. Bet aš pagal duotą informaciją, žinai, Jo. kiek turiu. Nu, bet, bet kaip ir fišas čia. Ai, Pala, gal čia... o gal tada sumaišiau, gal ne tas. Dabar čia Poker Stars for... Ai. Tuoj padariau, kad tik turnyrus rodytų. Blemba. Nu, kaip ir fišas saverį. Nu, gal sumaišiau, gal ne tas žaidžiu. Mhm. Nu, aš šito, matai, kas yra, aš kalbu pagal duotą informaciją. Jis jo vieną Jo. kartą iš bigo pribėtino. Nu, offsuitą tai jo, čia toks labai ribinis, bet siūtą tai tikrai atsidarau būtinai. Nes siūtas Jo. daug geriau flopina. Nes, ypač, aišku, jeigu tu pasitikį savo puslop žaidimu, tai tikrai atsidarinėčiau. Gerai. Mhm. Iš batono, ką iš čia daro, iš batono nieko nedarė. Tai čia upeninu. Ypač jeigu dvistalė. Šitas neturi vietos atsižais, turi 12 bigų. Jis labai stipriai negalės atsižainėti, tai upeni ir viskas. O jeigu jis pushins call, tiesiog Fold. fold, okei. Jo, nes jis, matai, kas yra, čia jau turi 12 bigų. Tai tau nebebus tokie geri atsakai, jis turi 12 bigų plus jo range'as. Prieš UTG tikrai bus siauras. Šavinimo. O ten buvo, pažiūrėjau, 9 Jo. bigai, tai labai didelis skirtumas sudaro tam, ypač otsam. O čia tau yra labai gerai, ypač dvistalės atakuoti tokius žmonės, kurie turi apie 10 bigių, nes jie neturi vietos tiesiog atsižaisti. Plius, kai būna dar fišai, juos spaudžia, jeigu tas pamato jie tos pinigus ten bijo, žinai.
Jo. Čia tai čekinam, nieko neprigalvojam ir čia foldinam tiesiog. Nes tas jau Lukas kažką... Aš tai čia foldinu tiesiog. Net nebetinu. Pas jį čia tūzai. Nu, va 90 tokios, jo, procentų. pas manęs ir yra klaidos. Jo, aš žinau, Matai, po kas to yra? pagalvoju, tai. Čia yra du variantai pas jį, kas yra. Arba gerai flopinantis handas ir jis nenori, kad šitas užmestų. Tai yra toks handas kaip ten 10-9 suited, Queen Jackas, King Jackas. Tokie handai. Arba pas jį yra tūzai karaliai. Nes ką daugiau regas limpintų. Jo. Juk nelimpins ant 5-7 visokių tokių. Tai šitoje vietoje net nebandau aš nieko prikepti ir tiesiog foldinu. Nes ir tas bro 2 range'as hitino tą damą, kadangi toks sausas bordas jis gali nesibetint. Va čia buvo kolas, bet aš numečiau ją. Čia? Jo, ar ne? O aš galvojau apie Nežinau, šitą hendą. kas paropas, bet aš čia nekolinu. Okei. Čia yra tiesiog, matai kas, nėra baisiai stiprus fieldas likęs, to prasme, turi steką, tai tu gali tiesiog juos spausto, neim tokius gan abejotinas vietas. Nes čia gali būti, kad, tarkim, pliusuoja, bet gali pliusuoti žiauriai mažai, kad tau neapsimoka tiesiog rizikuoti tiek bigų. Pavyzdžiui, King Queen ir King Jackas siutą turbūt čia renku, jeigu jis normaliai pušina. Bet turi žinoti, kad jis ten nėra fišas, kuris, žinai, nenitiškai pušins. Čia info neturim, tai foldinam, šiaip galima kartais fribetai žaisti, bet toj vietoj, kai nieko nežinom, tai nereikia išsiknesinėti. Okei. VFI-MP. Pliamba, koks nitas atrodo. Aš gal dėl gero žaidėjo ten sumaišiau, neatsimenu, nu pato. Bet, jo. Atrodo, numečiau aš čia. Čia kaip šlykšta, aš dabar galvoju net pats, ką daryti, bet čia turbūt aš irgi tiesiog numešiu, nes labai siaurais atsidaro. Freebetinti nenoriu, flatinti irgi nelabai noriu. Jo, čia nėra blogai prieš tokį numest. Nu, jo. Nes ant per daug dažnai bus tiesiog dominuotas. Gerai, čia info nėra, foldinam dar vis. Iš batono nieko nekėpė dar, ne. Tai vėlgi, čia tokia vieta, kur visai faina atsidaryt. Nes vėl, tie VIPAP nėra didelį, pas jūs va 10, 9, 16, freebetai maži. Tai tiesiog spaudi juos ir viskas. Turi blokerį ir short atsidarinėjai. 10-5 siūtą. Šiaip tai aš defendinu čia jo siūtą. Okei. Vieną kaip ir reikia kolinti, turbūt. Neturiu aš jo stacijų, bet... Matai, šitas range'as tau gan stipriai tinka, tai dažnai bus, kad gausi vieną kulką ir viskas. Aišku, jeigu čia yra koks nors normalus regas, aš nežinau, tai tada nekolinčiau, nes jis tave išbarelins. Bet prieš tokį, kur žinai, tipo būna didelis flopsibetas, bet turnų mažas, tai tikrai kolinčiau. Nes tiesiog žmonės kartais supranta, kad hitina tavo range'ą tą 7-5, tai jeigu jis neturi damos, dažniausiai nebarelins. Bet jo, Pitaka nėra baisiai blogai čia išsimes, kai neturi informacijos. O bet 7-tuką tai būtinai turėtum kolint vieną. Bent. O čia openinu. Vėlgi, iš batono labai geras handas. Tiesiog puslopą žiauriai gerai žaidžia, plus dažnai ir prie flopą simsi čia tiesiog, ypač jeigu 2 stalė. Tai tokių konektoriukų iš batono nepraleidinėk. Čia turėtų būti jau 2 stalė, ne? Ja, turbūt jau.
Reik pažiūrėti, nors atrado. Ai, Papalauk. gal. Nu, gal 3 telė, 2 telė kažkas tokio. Įdomu, 8. Info nėra. Turbūt praleidžiu dėl to, kad tie 2 šortukai, kurių vis tiek, kad ir jie būna nitai, jų range'as vis tiek praplatėja, kai jie steko mažai turi. Tai čia kokį dama 8 siūlės atsidarau. Jeigu būtų tikrai bigas geras, turėčiau info, kad jis dažnai foldina į stylus, tai atsidaryčiau. Bet čia nėra informacijos, tai tiesiog galima dar praleisti, Bet labai toks ant klaustuko, žinai, nu, vos ne pagal nuotaiką gali atsidaryti, gali ne. Nes nebūtų tų šortų, tai tikrai tiesiog upeninčiau ir viskas. Karalis 9 siūtė. Jo, čia tai reikia upeninti, manau. Siūtas gerai stovi. Nu, Vėlgi, į ką tau reikia atsižvelgti, kai tu upeni? Kiek yra šortų, kurie gali light užmest? Ir dažniausiai į buttoną ir cutoffą jie daug freebetina. Nu ir į bigą. Apie bigą neturi info. Buttoną žiūrėjau, iš viso nefreebetina iš buttono nei karto. Cutoffas atrodo nitas. Užmetantis yra 2 stekai, bet ir jie žiūri plačiai dabar neužmes, nes iš EP vis tiek tavo reizą gerbs. aha. Ir gerai flopina handas, pauslopę žaist. Tai atsižvelgi tuos dalykus ir čia openinė. Defendas. O čia tai kolinam. Kodėl dabar žiūrėk ten, kolinai 10-5, o 7-5 nekolini? Nėra logikos, nes 7-5 daug geriau flopina. Aišku. Nes 10-5 visiškai tau ten realiai nieko neflopina, 5-7 tai gali ir streitukų, žinai, pagaut. Ir tiesiog tau 20% reikia kartų laimėti, kad tau pliusuotų tas skolas. O vieną kartą iš 5 manų prieš jo range'ą turi. Čia jeigu leistų openinti, tai openinčiau, dabar tai vėlgi info neturiu, freebetinti nenoriu. Mhm. Į tą nitą openinam. Jo, čia galima jos drožti nejuda iš viso. Tai jeigu būčiau žinojęs prieš tai, kai dama 8 buvo, tai tikrai openinčiau juos. Gerai. Nu, vat aš jo, nu, aš tiesiog va taip steką pasikėliau ir norėjau biškį palaukti. Nu, Bet tai žinau, palauk, kad čia supranti, blogai. kad yra čia pati ta vieta, kur ateina didžiausia dalis pinigų, kai visi kiti laukia. O tu turi steką akumuliuoti žetonus. Jo. Vėlgi, čia galima openint. Nes, kaip ir sakiau, batonas nefreebetina, šitas nefreebetina, šito realiai net nėra, susirenkam. Tai kaip ir visai nieko spotas. Gerai, čia dabar yra 2 variantai. Jeigu tu manai, kad kai tu freebetinsi, jis gali forbetinti su prastesniu handu, tada freebetinam, tipo įrenkam. Jeigu manai, kad jis negali forbetinti su prastesniu handu, tai tiesiog kolinam. Aš tai čia rinkčiaus prie flop kolą tiesiog. Nes vis tiek gan vėlyva stadija, plus su jo range'ą belia kaip krašinė. Pas yra jų king jackų, queen jackų, visokių tokių handų, tūzų mažesnių, kur galit flopinti abu kažką, bet pas tada dažnai bus geriau. Tai dėl to tiesiog pasikolino. Jo, čia kaip ir sakiau, jeigu tu galvoji, kad jis gali silpniau užmesti, tada freebetinu, bet šiaip tai dažniausiai tiesiog to vietoj nerizikuočiau. Nes čia įskingą pamatė, ne? Nesiptikęs. Aišku. Nes plus yra toks dalykas, kad prie šito stalo tavo įvaizdis yra, tu nieko nefreebetinai. Tai aš dėl to netikiu, kad jis tau laidžius meiktų. Tai čia geriau tiesiog prie flopo pasikolink ir žaisk. Nes tu visiškai krašini jo range'ą. Atsiprašysiu sekundį, jis skambina kažkas, tuoj numesiu. Jo. Kalbėsiu už
kokį 40 minučių pastumsiu. Tai va, ten toj vietoj sakau, kolas turėjo būti, dabar žiūrim toliau, ką čia turim. Va, čia tas nitas buvo, ne? Tai nitą tiesiog foldinam. Kas šį yra, nepakibo, ne. Gerai girdi dabar? Jo, viskas. Okay. Šitoj vietoj vėl openinam. Tai matai, jeigu jie nieko nežaidžia, koks tau skirtumas, ką turi, jeigu turi blokerį? Nu, tipo, blokuoji vieną karalių ir tau to pilnai užtenka šitoj vietoj. Nes tu jie visiškai nežaidžia. Iš vis užmiršote, nežinau, žaist. Nes jie opening tik 3 žmonės. Ir visišką nitą ant bigo. 80% faultų stylas openinu. Vėlgi, nitas yra ir drožė. Nes iš tų openų labai didelė dalis pinigų ateina. Nes tu realiai dabar žaidži taip, kad lauki kortas tiesiog, gavai kortą, susidėjai ir toliau lauki. Nu jo. Tai iš to baisiai daug uždirbsi. Foldas, gerai. Nu, karalių 2 čia praleidžiu, nes visiškai neflopina, jau nesinori tiek short atsidaryti. Nes kai jau yra 3 mažiau negu 10 bigų, tai jau tikrai labai dažnai sulauksi šūvio, su karalium 2 nenori jų rinkti. Ne, čia neupininu, visai labai geras žaidėjas ant bigo jis atsižais vis tiek, plus tie šortukai, tai irgi praleidžiu. Ką čia turim? Šaviną prie flopę. Aš čia tiesiog susmeigiu ir viskas. Pliusuos. Gerai. Nes vis tiek 8 bigai, jeigu šaus jau turėsi jį rinkt, o šitam tu nepalieki galimybės ten iššautėm su visokiais king jackais ir panašiai, arba ten su dvejetais, su trejetais, su kuriais jis tau gali iššaut, bet su kuriais jis tavęs nerinktų. Nes tu flipinančius jandus tu nori tiesiog išmušti iš banko. Ir atimti tą eikvitį. Čia... okei. Jeigu šitas turėtų porą blindų, daugiau turbūt openinčių, bet ir taip, manau, galima. Aišku, nėra žiauriai faina, kad tau reikės jį rinkt, dažniausiai. Bet, nu, tiesiog per daug geras spotas, kad praleist, nes visi, ne tai visiški. Tai irgi atsidarau tą 7-6. Nes jie užmiršė iš visą mygtuką, ten call ar shove kažką tai raise. Čia jackas 10 galima atsidaryti. Vėl geras spotas. Tiesiog žiūri, kad tu nieko nežai, tiesiog išlauki hando, paina, nepaina. Čia pasidefendinu kem 5 bigai deep. Pasikolinu. Gerai. Okei. Sibetas šiam 3, tai čia visiško oro nebus pas jį. Pala, ką čia geriau buvo galima padaryti.
Donkint irgi ne faina, nes šiam 3 tik sibetas, tai mažas biški. Nu jo, čia galima smeigt, nes tu išmuši vis tiek tas porelės ten nuo 8 iki, nuo 3 iki 8 išmušė Ace High, kurie sibetin galėjo. Tai čia gali smeigt. Ir meti. Ja, bet aš tokiuose vietose vis tiek, šitoj vietoj vienintelis minusas yra, kad jo labai mažas sibetas, nu palygint. Aišku, nėra semblo, tai reiškia, jis visokių tokių Ace High ir porelių gali nesibėti. Nu, porelės turėtų sibetinti, bet tų Ace High handų nesibetina. Ir tiesiog yra daug mažiau handų, kuriuos tu išmuši. Aišku, čia bandyti banką pasimti nėra baisiai blogai tikrai. Nes vis tiek tu pats žinai, kad su 3 High nelaimėsi bankų ir bandai. Ir plus tavo range dvietas tinka, jo range netinka, nes esi mitas. O kadangi 3 iš 3, tai aš turbūt čia neišmetu arba reizino, arba limpino. Šiaip man šitoj vietoj, kadangi turi tik 20 bigų efektyvų, man labiau patinka limpinė ir beveik visus flopus stebinti tiesiog. Nes ypač tokioj stadijai čia, pažiūrėkim, kas pažadės, dar įdomu. Dams 2801. Jo, čia fišas visiškas, tai čia tiesiog pasilimpin ir stebinėjom daugumą flopų plačiais, ten nesižaidinės nitas toks. Nes yra labai mažai handų ant buttono, ant smolo, kuriuos tu nori praleisti. Ypač kai 20 bigų efektyvus stekas. Foldinu prie flop, gerai. Nes visai nieko neflopins, nieko neblokini. O, palauk, ką čia turėjom? Okei. Ant bigo nitas, kuris neatsižais. Čia nitas. Šitą jau žiem, kad nefribetina. Iš botono 3, o čia jis dažnai užmeta. Vienintelė bėda šitam handė šitas, bet aš vis tiek bandyčiau atsidaryti. Nes, nu vis tiek, iš ankstyvos atsidarai, turėtų jis kažkiek gerbti tavo reizą ir žiauriai plačiai nesusmeigti. Tai atsidarai tiesiog per daug geras bigas, kad jį neatsidaryti. 90% foldina, plus neturi steko. Defendas būtinai defendinė. Kodėl, pavyzdžiui, čia nedefendinė? Nežinau, čia dabar turėčiau defendinti, atrodo. Jo, nes tau užtenka tiesiog 15% equity šitam handė. Plus tu prieš 2 žmonės, kur turit po, jo, 30 bigų efektyvų stekas prieš abu, tai pasiflopini, ką nors gerą ir nustekinė. Tikrai per daug geras handas, kad išmes šitoj vietoj. Ir ypač tas handas, kur kuo daugiau žaidėjų, tuo jis geriau stovi. Čia nėra kaip koks tūzas 6, kad kai daugiau žaidėjų jo equity mažėja. Per žingsnį kažkur iki 120 000 čia pareizinu jo. Vėl openas. Vėlgi, nu visiškas nitas ant bigo, tu droškiai. Neleiskiam ramiai gyventi. Openas. Vėl.
Nu, vėlgi nėra tavo blogų stekų, gerai flopina handas. Aišku, bigas nėra pats idealiausias, bet tavo handas flopinantis šitoj situacijai. Šitai jau ką darysi, susirinksi, jeigu jau užmes, bet, nu, tiesiog negali visko foldinti ir laukti tūzų karalių. Čia vėlgi spotas, openinė. Vėl, belė koks geras bigas tą openinti. Mhm. Foldina į freebetą 3 iš 3 freebetino. Dėdu kokius 240 tūkstančių. Kolint, Aš čia tą... tu per mažai blindų turi atmainint. Plius už tavęs yra 2 Aha, nu šitą taisyklę, Kaip? tai po 10%, žinai tą, tada galima, tai pagalvojau. Ir Ne, nu, tai pakolinau. galima, bet tai čia tikrai nėra pats pelningiausias sprendimas. Plius pats pagalvok. Dabar, kai tu pasikolini, šitam užmesti yra belė kaip gerai. Ir šitam belė kaip gerai yra užmesti, nes jau yra dead money bankė daug daugiau. O čia šitas bakūras, pasižiūrėk. Iš EP open, nu, nėra didelė samplo daug. Ir per 20 handų 3 iš 3 foldina į freebetą. Tai čia tau visiškai nacijai freebetinti. Visiškai. Dėlį tos 240-250 tūkstančių tą porelį ir žiūrės. Jeigu pasifletins, hitinsi setą ar dar kažką padarysi. Bet, nu, tiesiog per daug gerą vietą praleisti. O čia dabar gauni šovą ir turi išmest. Aišku, gerai, kad taip einas. Kolos tik. Aš visgi išbetinu šito vietoj. Nepraleidžiu. Gali biški mažiau, gali kokius 200. Nu, nėra blogai, 200 okei. Mažiau nei pusę banko dėt. Bet gali iš viso kokius 200 tūkstančių dėt. Ok. Vėl, šitą vietą gali open visiškai, nu tai visiškai lavonai už tavęs. Nes kai pajuti, kad lavonai tu gali drožti ten vos ne su ATC. Jeigu jie nesižais. Na, aišku, va, viskas gerai, kai gerai. Laikų ir vietoj gauni hand ir viskas. Open. Ai, čia ne. Čia dabar ne openas dėl to, kad šitas blindinė. Šitas 10 bigų turėtų vėl openinį. Gerai. Čia bus 2 stalė, ne? Čia jau 2 stalai. Ok, taip pat į tą vietą, kur turi akumuliuoti žetonus. Nu, kudo. Ką čia turim 11? Šitas pofik. Jo, foldinu čia tiesiog. Nepatogu žaidėjų iš tavęs. Ir freebetin gali sugalvoti visai, ir bigas nėra labai geras. Defendinam, aišku. Aš čia čekinu su šaudan vėl. Matai, ant tokio bordo gali būti daug handų, kurie nestebina į tave tiesiog. Čia tas pats 6 čekina, ta pati dama čekina. Ten visos poros 7, 8, 9 tai irgi gali čekinti. Nu, aišku, 7, 8, tai 9 tai dažniau ten betintų, bet. Bet čia čekinu tiesiog ir viskas. Ir dabar pasiduodu. Jo. Ir gauni betą ir išmetę, ne? Žiūrėk, ne? Turbūt. Ne. O ne, nu, tiesiog. Mhm. Kas skolina dabar čia flopę, ne? Tu čia iš vis nieko nereprezentuoji. Visiškai, nu nieko. Jo, žinau, kad čia žiauriai blogai padaryta. Nes, nu, dabar flopę įdedi. Tai kai atsidaro draw, su kuo flopę įdėsi, su kuo turinę nedėsi.
Su 6 tu dėsi, jo. su dama dėsi. Ant tokio turno. Nu. Ir kaip pročekini, tu čia, nu, nieko nerepini. Va, iš sakau, nieko nerepini, iš karto nukolino su tokia pora ir jis tikrai gerai padarė. Nes tu nieko iš vis nereprezentuoji. Jo. Ta patį pagalvojau. Aštuoni, penki, siūlėt. Atsidar... Palauk. Lemba, čia šitą šlikštynę, bet... Atsidaryčiau vis tiek iš batono. Kad ir reikės to bigų kapotis, bet geras handas. Kolinu čia tik tais, jeigu duoda. Jo, kolas. Gerai šito vietoj. Ne, flopo nebetinu. Prasičekinu turbūt. Nelabai matau reikalą tam betui. Plius tas yra dalykas, kad bigas tai gali turėti dabar į handą, nes jo range'ą šiek tiek hitina ir jis gali laukti, kol tas įbetina. Šitas, jeigu turi visiškus nacus, kas gali būti šiep, irgi gali tokį bordą čekinti. Penketą parodys bigas, ane? Jo. O tas karalium, kaip ir sakiau, viskas. Batonas geras, tik katofa čia maždaug ta šlikštynė yra biški. Jo, iš katofo jis kad fribėtina. Bet vis tiek aš atsidarau, negali visko foldint. Ar plemba. Prie šito stalo nemačiau, kad jis dar fribėtin, tai todėl ir atsidaryčiau, nes tiesiog per daug soldus bigas. Kad praleist. Defendinam. Ir fold. Čia turbūt paleidžiu. Dama 6 Sofija. Kad ir geri oci, bet jis neturi daug steko, atrodo anitas, tai tavo range'ą turėtų jis čia stipriai krašinti, tai tiesiog paleidžiu dėl to. Kolas tiesiog, tai kaip jau sužaista. Ir foldinas čia. Tiesiog. Nelabai žmonės tokių sizingų blefuos. Tiesiog, nu. Ir šiaip tų blefų ant tokio bordo nelabai yra. O ten turi tik bluff catcherį. Shove, preflop. Shoving čia, 13 bigų. Gausi šito šovą ir ką darys, išmesi. O jis savo šauna su kokiais trejetais ir jam pofik. Nes 13 bigų King 9 siūtė efektyvų, tikrai easy šovinas.
Nelabai tą stalą čia drožia, tai tiesiog fletino. Kolina ir žaidžia, pustlopą turi tų bigų. Ir paleidi, nieko neprikepsi. Limpas. Nereizinu, dažnai iš jo gausi tiesiog šūvį. Iš visų tūzų, iš visokių handų savo šovins ir viskas. Turis dabar ten, nežinau, karalių 5 siūted. Ir paskutinis handas čia. Jo, čia tai easy šovas. Čia bet kokias porą šauni, čia labai lė. Nu, biškai aiškiau dalykai. Jo, aš to ir norėjau, nes nieko ir nežinojau, žinau. Jo, nes klaidų tai tikrai galybė, praleistų galimybių. Čia su tokiu steku, nežinau, turėjai finalinį nueiti su 5 milijonais. Tai va, žinau. Pats jaučiu, va to ir norėjau, va pasižiūrėti, kur praleidžiu, kitą kartą daug galvosiu. Nes sakau, kai open, ypač late stage, žiūri batoną ir katofą fribetus, ir žiūri, kokie stekai užmetantis, žaidžiantis, nežaidžiantis ir gali nuspręsti. Nes juk, pavyzdžiui, jeigu visi mitai ir niekas tavęs nekolina, tau nėra skirtumo, ar tu atsidarai, nežinau, 6-7 siutė ar 9-3 off. Yra skirtumas tik aišku, jeigu tūza 3 kokie atsidarai, kad blokuoja vieną tūzą, bet ir tai nėra baisi didelis, jeigu nieko nežaidžia. Jo, aišku. Tai va. Tai ką, šiam kartu tiek, ne? Jo, ačiū. Pamoką. Prašau, iki. Nu, vis.